Labai džiugu dainuoti šitoje salėje šitiems mėliems žmonėms, juolab, kad atvyko į Ukmergę Pakruojas, atvyko mano draugės Veronikos sesuo Rūta su savo visa komanda. Taip, kad...
rajoną aš tikrai pirmą kartą ir labai gerą įspūdį paliko. Tikrai, kaip tas dvaras? Taujėnų dvaras labai nuostabus, kurį aplankėme. Daugiau Smetonos sodyba, kuri irgi įspūdinga. Ir šiaip apylinkės yra labai gražios. Ir labai mums patiko. Aš palyginau su savo Pakruojo dvaru. Puikus ir mūsų. O jūsų puikesnis? Puikus mūsų, bet jūsų irgi puikus ir tikrai ir puikias apylinkės ir malonu. Noriu visiems palinkėti geros mūsų draugystės, stiprybės, laimės. Ačiū iš tikrųjų, dėkui.
nes jau man nepatogu. Stovi prie direktoriaus durų, išeina direktorius amžinatvis, dabar jau reikia sakyti, jis sako, eikš, Rūta, eikš. Sako, direktoriu, aš buvau pasigėrus. Jisai žiūri mane tokiom akim, galvoju, nu jauna specialistė čia atvažiavo. Ir aš jam pradedu pasakoti. Kalbėti liktai atsiminimais, tai aš galiu pasakyti tiesiai drąsiai, jūs galite gerti, piekauti, nes aš ir visą laiką visiems sakau, ant mano pagarbą tikrai jau pakasinų nedaryti. Linksminkitės, būkit geri, taip kaip aš gyvenu, taip kaip mes gyvenom Ukmergėj, kai mano šaknis Pasvaly, kai... Vakarais, vakarais, eisiu tas merginas.